Labas vakaras visiems. Džiugu kad vėl prasideda naujas mūsų treniruočių etapas. Džiaugiuosi už tai, kad yra nemažas susidomėjimas šiomis treniruotėmis. Ir kviečiu jūs vėl prisijungti prie treniruočių, būtent skirtų atstatyti kūnui po įvairių operacijų, po sirgimų, kad kūnas greičiau atsistatytų jėgos, atsistatytų laikysena, atsistatytų kūno funkcionalumas. Tad šiandien yra pirmas mūsų užsiėmimas ir kviečiu jūs prisijungti. Ko mums reikės per treniruotę? Kėdės, kilimėlio ir sienos. Tai pasiruoškite vietos, kad turėtumėt kur patogiai daryti pratimus ir netrukus pradėsime. Taip, tai pradėsime atsisėdę, bet visuomet galima daryti pratimus ir atsistojus. Tarkim, kas negali stovint daryti pratimų, darykit sėdint, o kas galit stovėt, prašom, darykite sunkiau. Taip? Tai pirmas mūsų pratimas bus pėdoms. Taip, sėdint, tai pėdą truputėlį kilstelkite nuo grindų, atpalaidavę kojų pirštus, darykite ratukus per čiurnos sąnarį. Fiksuokite šlaunis, kad nejudėtų, išilginkit nugarą, sėdėkite tiesiai, atraminę koją 90 laipsnių kampu ant žemės. Va taip, į kitą pusę pasukam, imkime skaičių 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kitą koją padarom, parodysiu, kaip tai atrodo atsistojus. Tai jau čia reikia ir laikyti pusiausvyrą. Įsijungia daug papildomų raumenų tam, kad išstovėtumėm ant vienos kojos, tai jau yra iššūkis. Taip, kad jūs pasirinkit, ar sėdint, ar stovint. Ir į kitą pusę sukame ratukus, kol kas pirštai kojos ramus. Grynai judesys iš čiurnos, laikant fiksuotą dubenį, fiksuotas šlaunis vietoje, kad nieks nejudėtų. Kitas pratimas, lygiai taip pat jūs renkate stovint ar sėdint. Dabar pabandysime taip. Pėdutę patempt, pirštus sulenkt, tarsi norėtumėm kažką juos paimti, tarsi kamuoliuką, ir tada paėmus kamuoliuką užlenkiam pėdą į save ir tada pirštus paleidžiam. Ir tada vėl paėmam į apačią, laikom, paleidžiam. Paėmam, nuleidžiam pėdą, patempiam, užlenkiam, paleidžiam pirštus. 1, 2, 3, 4. Yra ką veikti, ar ne? Taip, kad būtų didesnė kontrolė judesiuose, tiesiog žiūrėkite į pėdą, bus lengviau ją kontroliuoti. Padarome kitą koją tą patį. Pasiruošiam, pėdutę užlenkiam ir pirštus užlenkiam, tiesiam pėdą, lenkiam, pirštus paleidžiam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puiku, einam prie kito pratimo. Dabar, jeigu yra problema su pusiausvyra, jūs visada galite prisilaikyti prie sienos. Taip? Pėdos laikykite paraleliai, keliukai minkšti, nei per daug sulenkti, nei išversti atgal, atlaisvinkit juos, dubenį fiksuokit, kad nejudėtų, ir dabar verčiam pėdutės ant išorinės briaunos, ant vidinės. Tai ant išorinės, tai ant vidinės. Tęsiam, kojų pirštus ištieskite ir pakelkite pėdų pagalvėlės nuo grindų. Ir vartom pėdas tai į vidų, tai į išorę. 4 dar, galima nesilaikant daryti. 3, 2,
Ir paskutinis, kitas pratimas pėdoms. Dabar taip, dešinę koją sulenkit per kelią, prispauskite visus kojų pirštus ant parketo, ant kilimėlio ir stenkitės pagalvėlę ir visus pirštus kojų išlaikyti ant grindų, kad nesikilnotų. Ir mes judinam pėdutę, tokius nedidelius ratukus darom. Pačią pėdą judinam ratukais, kelias atpalaiduotas ir tokie ratukai pėdą kulnų į kitą pusę padarom. Mažiukas pirštas ir didelis pirštas prispausti ant grindų. Kelias atlaisvintas, blauzda atlaisvinta, grinai pado sąnarių išmankštinimo pratimas. Keičiam kitą pėdą. Paruošiam, kojų pirštus tenkitės maksimaliai išplėsti ir prispausti ant žemės, pagalvėlę laikyti ant žemės, kelią sulenkt, blauzdą atpalaiduot, visus raumenis apatinės galūnės atpalaiduot, kad galėtų laisvai judėti sąnariai pėdos srityje. Taip, ir į kitą pusę tą patį padarom. Labai svarbu iš tikrųjų palaikyti pėdos sąnarius, paslankius pirštų sąnarius, paslankius, stiprias apatinės galūnės, ypač jeigu yra sutrikimas pusiausvyros, ar ne, silpni raumenys, sutrikusi pusiausvyra, lygsvara, ar ne, tai labai svarbu stiprint apatinės galūnės, nes nuo jų mūsų judėjimas prasideda. Tai mes turim turėti jėgos tam, kad turėtumėm energijos atlikti įvairius judesius. Gerai, einame toliau. Dabar atsistokite pėdos klubų plotyje ir sukam klubus ratais. Padarom dar 5, 4, galite didesnį ratą sukti, kam sunku mažesnė, 3, 2 ir į kitą pusę, keliai laisvi minkšti ir sukam į kitą pusę, 2 ir 3 ir 4 ir 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Labai gerai. Dabar atsistojame ant dešinės kojos. Jeigu reikia, atsiremkite į sieną. Koją kitą pakelkite aukštyn. Kelias tiesus, pėdutė užlenkta ir atliekame ratuką, šlaunies ratuką. Į priekį vedam koją. Padarome dar 5, 4, 3, laikykite dubens raumenis, 2 ir keičiam koją į šoną, pėdutę į save, galit prisilaikyti už kėdės ar už sienos, nesvarbu, ir sukam 10 ratukų tiesia koja per kelio sąnarį, dubuo fiksuotas, juosmuo fiksuotas, niekas nejuda apart šlaunies. Mokomės kontroliuoti kūną. Ir sugrįžtam atgal. Truputėlį pajudinat klubus, jeigu susikaupia įtampa. Ir toliau kitas pratimas. Dabar vėl koją į šoną paruošiam ir suksim ratuką į priekį, ratuką atgal. Ratuką pirmyn, ratuką atgal. Jeigu jaučiat, kad nugara įsitempus, įsiveržus, truputį sulenkite atraminę koją. Jeigu reikia, atsiremkite į kėdę ir tą patį darykite. Super. Einame prie kitos kojos. Su pagalba ar ne, koja į šoną, į priekį ratukas ir į galą. Tokį 8 brėžiam, braižom 8. Taip, koja, tęsiam, 4, 3, 2, tam, kad klubai būtų
paslankesni. Ir sugrįžtam atgal. Truputis atsipalaidavimo. Taip, labai gerai. Toliau einame prie kito pratimo. Dabar pasisuksime, aš nusisuksiu nuo jūsų į sieną, tai reikės sienos. Rankos bus pečių aukštė atremtos į sieną ir mes pakaitomis kelsime kelią aukštyn, šiek tiek pakelkime kelią aukščiau dubens, stovim tiesiai, ilgas ištemptas stuburas. Tęskit. 8, 7, 6, 5, keliuką truputėlį jo kelkit aukščiau nei klubai, 3, 2 ir paskutinis, kitas pratimas. Dabar koją pakelsit, tūpsit ir vesit koją atgal, kulniuku atgal, įtempdami sėdmenį. Išsitiesit, sėsit, vesit koją atgal. Pėda patempta, kulniukas atgal. Pirštais į viršų, kulnų atgal. Pirštais į viršų, kulnų atgal. Tęsiam. 4, 3, 2 ir keičiame kitą koją. Aš rodysiu šonu, norisi kažkaip tai su jumis kontaktuoti, bendrauti. Dabar koja į viršų, įsivaizduokite, aš stoviu prie sienos ir pirštais į apačią ir šiek tiek pritupiam ir vedam kulną atgal, kad temptųsi klubinė sritis. Tik tai žiūrėkit, nebūkite labai išsirietę per nugarą. Prilaikykite pilvuko raumenis, kad nugarytė nesiraitytų, kai vedat koją už nugaros. Tęskit. Ir 4. Ir 3, ir 2, ir paskutinis. Labai gerai. Dabar kitas pratimas galima daryti vėl sėdint ant kėdės arba parodysiu atsistojus variantą. Tai jūs renkatės. Vienas variantas, sėdim ant krašto kėdės, koją vos sulenkite, pėdutę į viršų ir leidžiamės į apačią. Ir grįžtam atgal. Iš klubų pasilenkimas. Lenkitės, kol pajausite tempimo jausmą šlaunies nugarinėje dalyje, turiu omeny ištiestos kojos, blauzdoje. Ir tai pasilankstykime pirmyn atgal. 4 dar. 3 ir kitas variantas jūs galite daryti atsistoję, kas esate lankstesni. Ir kas norite truputėlį intensyviau daryti pratimus, galimas variantas, labai geras variantas atsistojus prie sienos, tai yra pakankamai saugu, stabilu ir puikiai išsijudina šlaunų ir sėdmenų ir nugaros raumenis. Ta patį padarykime kitą koją, tai jūs renkatės ar sėdint, ar stovint. Pasiruošiam. Išilgėjam per stuburą, taip, iš klubų pasvirimas pirmyn, kelią atlaisvinkite nuo įtampos ir pasilankstom. 10, 9, 8, 7, šitas labai geras pratimas tam, kad atsirastų šiek tiek daugiau klubuose paslankumo. Ilgis, kad atsirastų šlaunų raumenyse, kad mes galėtumėm laisviau atlikti įvairius judesius namuose, lauke, kasdienybei tiesiog. Taip. Puiku. Einam prie kito pratimo. Dabar atsistoję darysim, kam reikia stovėkit prie sieną, jeigu reikia pagalbos. Dabar vieną koją šiek tiek priekyje laikykite kitos. Taip. Dabar laikomės už sienos arba nesilaikydami, leidžiamės į apačią, į tą poziciją, kurioje nėra diskomforto juosmenyje, bet mes norim laikyti stuburą labai ilgą. Ir keliukus truputį sulenkiam ir ištesiam.
sulenkiam, ištiesiam ir jūsų dėmesys į tai, kad stuburą išlaikyti ilgą, nesulenktą. Jeigu nugara vargsta, grįžkit, pailsėkit. Kas galit, nusileiskit ir, tarkim, padarykite va tokių 10 kojų kelių lenkimų ir vėl grįžkite atgal. Sukeiskime kitą koją. Taip, maždaug per pusę žingsnio kojos viena nuo kitos, iš priekio žiūrint turėtų būti 2 linijos, ne vienoj linijoje stovėkit, kad nereikėtų balansuoti per pratimą ir lenkiamės į priekį ir kuo ilgesnę nugarytę išlaikant, tiesiam, lenkiam kelius, abu keliai juda per pratimą. Taip, laikantis už sienos, jeigu nugara vargsta. Spirkite stipriai pėdomis nuo grindų, kad nugara nevargtų. Šiek tiek stangrumo pilve padarykite, kad nugara nevargtų. Ir lėtai grįžkite atgal. Šaunuoliai. Dabar kitas pratimas kojoms ant kėdės. Dedame koją ant kėdės ir pabandysime atlikti rotacijas šlaunies, kuri yra ant kėdės. Jeigu jaučiat, kad per aukštai kėdė, tai gali būti bet koks kitas kažkoks paaukštinimas, ar stepas, ar kažkokia dėžė, ar tiesiog galima laikyti koją ant grindų, ant kulno, va taip va. Tai dabar mes darysime šlaunies rotaciją į išorę, į vidų. Šlaunį atidarom su pėda, uždarom. Atidarom, uždarom. Dabar atraminė koja jinai stovi vietoj, dubuo stovi vietoj ir mes judinam tik tai šlaunies kaulą. Tam, kad pagerėtų klubo sąnario paslankumas. Tęsiam. 4 ir 3 ir 2. Ir paskutinis. Dabar iš šitos padėties mes paduką paguldom ant kėdės ir laikom rankas ant klubų ir klubais judam į sieną ir išsitęsiam. Padarom 10. 2. Jeigu sunku, galit kažkokią kitą kėdę pasimti ir kaip pagalbą laikytis, ar negalit už sienos prisilaikius daryti pratimą. Tęsiam, dar padarome 5. Turi jaustis tempimas šlaunies viduje, taip, o apsikrauna atraminė koja. Puikus pratimas ir lankstumui gerinti, paslankumui sąnarių ir kartu stiprina šlaunų raumenis. Keičiam kitą koją. Pasiruoškit. Taip. Atsistokite patogiai, tvirtai pėda, klubas, linija ir šiek tiek sulenkite koją ir pradedam sukti šlaunį į vidų, į išorę, į vidų, į išorę. Jeigu reikia, daugiau sulenkite koją, taip, viskas tvarkoj, bet tik tai turėkite omeny, kad mes ne visų kūnų judam, bet tik tai šlaunį vartom, taip sukam ją vidun, į išorę, su pagalba prie sienos, nesilaikant, jeigu nori daugiau intensyvumo ir iššūkių. 4 ir 3 ir 2 ir dabar paduką ant kėdės prispaudžiam, paliekam, rankos ant klubų, pėdą pasukite truputėlį į šonų, kad būtų patogu daryti pratimą ir sėdmenim siekiam sieną, judam atgal ir išsitęsiam. Ir kartojam. 1 ir 2 ir 3 ir 4. Tęskit, jeigu norite sunkiau, tūpkit giliau, bet tol, kol nėra diskomforto kelio sąnaryje, spirkite stipriai pėdą nuo žemės, šiek tiek stangrumo, aktyvumo pilvo sienos raumenyse, kad nugara nevargtų. Va taip ir darome pratimą. Ir grįžtam atgal. Noriu pasakyti, kad jūs
galite tuos pratimus daryti ir po kelias serijas. Aš tiesiog dėl laiko stokos viską rodau po vieną kartą kiekvienai raumenų grupiai. Gerai, dabar einame toliau. Pratimas bus prie sienos, jau šiek tiek pastiprinsim ir pėdas, ir blauzdų raumenis pastiprinsim, ir šlaunų, sėdmenų raumenis pastiprinsim. Atsiremiam į sieną, paeikime šiek tiek į priekį, pėdutės paraleliai, atsiremkime tarpumente į sieną ir suspauskime delnus priešais. Dabar pritūpkime, kad maždaug šlaunis būtų nei stačių kampų į apačią, nei labai į viršų, tai pusiaukeliai sustokite, ne 90, kokie 60 laipsnių su kampu ties šlaunim. Ir dabar spaudžiam delną į delną, spaudžiame pėdas į grindis ir sėdmenį paduokim į priekį ir vėl gražinkim prie sienos. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Taip. Spaudžiat pėdas, tęskit. Traukiate šlaunų nugarinius raumenis, taip, sėdmenis, laikot stangrų pilvą, tęskit. Tai būtų šitaip. Jeigu aš būčiau atsirėmęs į sieną, va taip va pratimas. Bet tik tai žiūrėkite, kad nebūtų išsirietimas per nugarą. Taip, labai svarbu, kad judesys vyktų iš sėdmenų, taip, iš dubens, taip, ne akcentuojant nugaros. Tęskit. Gerai, ir sugrįžkime atgal. Dabar gražinkime sėdmenį šiek tiek arčiau sienos ir smakrą į apačią palenkim, remiame sėdmenim į sieną ir keliaujame į apačią, atpalaiduokime nugarą. Leiskitės tiek, kiek leidžia raumenis. Dabar nežiūrėkite į ekraną, o klausykit. Stumiam sėdmenis į sieną, palenkę smakrą žemyn, kaip laikytumėm obuolį pagurklyje, vyniojamės po vieną slankstelį į viršų ir išsitęsiam. Pakartojam. Smakras žemyn, pilvuką traukiam į vidų, vyniojamės į apačią, įkvepiam ir su iškvepimu spaudžiam pėdą, spaudžiam sieną ir slankstelis po slankstelio grįžtam atgal. Jeigu sunku, darykite pusę nusileidimo žemyn ir grįžkit atgal. Lenkitės slankstelis po slankstelio, taip? Kiek galit, tiek. Padarom dar kelis kartus. Ir pargrįžtam atgal. Super. Kitas pratimas. Dabar sulenkite kojas, prisėskite, taip, ne pilnai 90 laipsnių, bet kokią 60 laipsnių kampu, taip, kad šlaunis būtų sulinkę. Ir dabar žiūrėkite, mes kulnus pakelsim, pastatysim. Pakelsim, pastatysim ir stebėkite ir žiūrėkite, kontroliuokite, kad jūsų kulniukai jie taip neišsiverstų į išorę. Matėt, kaip padariau? Laikote visus kojų pirštus ant grindų, pagalvėlę ant grindų, nugara fiksuota prie sienos, kad būtų didesnė stuburo kontrolė ir atliekame kulniukų kėlimus. Stiprinam blauzdos raumenis, šlaunį stiprinam. Dar padarome keletą kartų. 3 ir 2 ir paskutinis. Vėl gražinam sėdmenis truputį aukščiau, pasikelkit. Padarome keletą nusileidimų. Atsipalaiduojam, grįžtam atgal. Ir vėl palenkiam smakrą, leidžiamės į apačią. Ir grįžtame atgal. Dar vienas pratimams blauzdoms stiprinti. Stovim tokioj pozicijoje. Taip, rankos ant klubų ir dabar kelsime kojų pirštus, padus nuo grindų ir grįšim atgal. Važiuojam. 1 ir 2 ir 3. Šiek tiek aktyvumo pilvo sienoje.
Tęsiam. Nugara tiesi ilga. 4 ir 3. Stiprinam blauzdos priekinius raumenis 2. Ir dabar palaikome padus pakėlę nuo grindų ir stovim. Kojų pirštus stenkitės atpalaiduoti ir nekompensuoti pirštais ir pajungti grinai blauzdos priekinį raumenuką, va šitą, kur rodau. 4, 3, 2 ir sugrįžtam atgal. Super. Tai nepamirškite šitus pratimus, jūs galite daryti keletą kartų, taip, kai sportuosite patys. Dabar šiek tiek atsipalaiduojam, klubus pajudinam. Super. Ir dabar keliaujame prie pilvo raumenų stiprinimo. Tai vėl man reikės nusisukti ir paaiškinsiu pratimą. Rankas dėsite taip į sieną ties pečiais, spausite sieną rankomis, kelsite koją į viršų ir dar reikės dubenį pasukti, stuburgalį pabrukti į apačią ir suriesti pilvą. Ir grįšit atgal. Su iškvėpimu. Atgal grįžtam. Keliam kelią aukščiau klubų ir dubens pasukimą atliekam. Taip, labai svarbus judesys tam, kad įsijungtų pilvo raumenis į darbą. Dubenį pasukam, gražinam. Dubenį pasukam, gražinam. Šonų rodau. Dubenį pasukam, gražinam. Tik tai, kai darot šitą pratimą, žiūrėkit, kad nebūtų toks sukritimas į apačią. Taip, mes išlaikom kūną ilgą, tempiamės stuburų į viršų ir stengiamės pasukti dubenį atgal ir pajungti pilvą į darbą. Kitas pratimas. Atsistosime šonu ir šiek tiek pajudėsime nuo sienos, taip truputį įstrižai stovėsime. Atremti į sieną, plaštaka, alkūnė peties aukštyje, laikykite įtempę abu pilvo šonus, sėdmenų šonus ir dabar tą patį kojų pakilimą padarykit. Turėtumėt jausti šoninius pilvo raumenis. Progresija šiam pratimui būtų atremtis ant žemės, ant kilimėlio. Tai būtų taip, bet čia kas galite remtis ir kam neskauda pečiai, kam nėra problemų su viršaus sąnariukais, čia būtų tokia progresija. Arba tokia tarpinis variantas tiesiog pasilaikyti šoninėje tremtyje. Tai prie sienos būtų pats lengviausias variantas, o kuo jau giliau leidžiamės, tuo tas pratimas sunkėja. Yra variantas tas pats ir remintis ant kėdės. Gerai, sukamės į kitą pusę. Padarom kitai pusiai. Gerai, įstatom pirštus, alkūnė, petys. Stabilizuojam kūną, paeiname nuo sienos, šonų, pastangrinam pilvą ir sėdmenis ir keliame kojas aukštyn. Taip, kad pajaustumėt geriau raumenis, stumkite sieną, kovokit su siena. Pamatysit, kaip aktyviai pradės dirbti jūsų pilvo šonai, nugaros raumenis pradės dirbti. Labai puikus pratimas ašiniams raumenims stiprinti. Taip, galima kartoti ir ilgiau nei 10 kartų. Taip, viskas priklauso nuo jūsų ištvermės, jėgų, pajėgumo. Taip, galima viską daryti ir iki minutės, ne? Nes ašiniai raumenys jie daugiau yra ištvermės raumenys, palaikantis jūsų sąnarius, laikyseną. Bet pradinis taškas gali būti ir keli pakartojimai, ir 4, ir 6, gal 10, o gal ir 20 kelių pakelt. Jau būtų visai neblogas krūvis jūsų raumenims stiprinti. Gerai, einame toliau. Dabar keliaujame prie viršutinės dalies, prie pečių, rankų, krūtinės ir nugaros. Tai
Pradėsime nuo pečių rotacijos ratukų. Tai atsistojam vieną ranką, įstatykite į sieną, o kitą ranką nedideliais sukiniais judinkite. Kam labai sunku, pradėkite nuo mažų ratukų, kas galite išjudinkite ranką didesniais ratukais. Vėl žiūrėkite, kad nesikraipytų visas kūnas paskui, o tik tai ranka. Į kitą pusę padarome 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einam kitą ranką. Pasiruošę? Pradedam. Ir 1, 2, 3, 4. Remkitės į sieną, bus stabiliau ir daugiau jėgų judančiai rankoje bus. Gerai. Ir į kitą pusę tą patį padarom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Bai gerai. Kitas pratimas krūtinės raumenims stiprinti, pečiams, pečių sąnariui mobilizuoti pratimas skirtas. Tai taip, atsistojam. Jeigu dešinė ranka ant sienos, tai dešinė koja priekyje. Taip, įstatom delną į sieną. Taip, ir atsistokite, jeigu petis skauda, tai truputėlį atgal su kūnu pajudėkite, ranka gaunasi priekyje jūsų kūno, o jeigu viskas tvarkoj, galit šiek tiek su kūnu pasvirti pirmin, kad ranka būtų su liemeniu į liniją. Dešinė koja priekyje, kairė koja už nugaros, žingsnio pozicijoje, kulnas nuspaustas. Įkvepiam ir mes dabar judinam liemenį aplink fiksuotą ranką. Judinam liemenį ir judam į priekį tol, kol atsiras tempimo jausmas krūtinėje. Kaklą laikykite ramiai. Dabar pratimą truputėlį prijungsime dar vieną judesį. Tai mes judam link rankos ir delną pasukam. Taip, nykštį į nosį pasukam ir tada statom nykštį ant sienos ir judam į priekį. Grįžtam, paverčiam nykštį, taip, sukamės ir galvą sukam į sienos pusę, gražinam delną ant sienos, galvą tiesiai ir judam į priekį. Važiuojam. Vien sukasi delnas, galva sukasi ir galva grįžta ir judam į priekį. 1, 2 ranka ant sienos sukasi ir galva sukasi ir liemuo juda į priekį ir atgal. Taip, laikykite tik tai apatinę dalį liemens, taip, žiūrėkite, kad nebūtų judesys pilvų į priekį, taip, tai yra grinai krūtinės judesys, tam, kad atsirastų tempimo jausmas nuo rankos į krūtinę. Taip, ir keičiame pusę. Pasiruošiam, tai kairė ranka ant sienos, kairė koja priekį, dešinė žingsnio pozicijoje, kulnas prispaustas. Pasiruošiam. Ir pradedam judėti. Ranką pasireguliuokite, aukščiau, žemiau, žiūrėkite, kad jums būtų tiesiog patogu peties sąnariukai, kad jo neskaudėtų ir kad jūs jaustumėte tempimą ties krūtine ir rankos raumenim. Tęskit. 3, 2, ant sienos mažiukas pirštas atgal žiūri. Ir dabar prijungsime sukinius. Judam atgal, ranka ant sienos sukasi, galva sukasi per petį atgal ir grįžtam atgal, judam pirmin, atgal, sukam ranką ant sienos ir galvą sukam ir judam pirmin, atgal, pasisukt, sugrįžt, pirmin, atgal, pasisukt, sugrįžt. Porą kartų dar padarom pirmin, atgal, pasisukt, pasukt ranką, sugrįžt ir pirmin, atgal, pasisukt ir sugrįžt. Puiku, atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam rankas. Šaunuoliai. Ir dabar atsistojam kojomis truputį plačiau
ir ausį lenkiam į vieną pusę, ausį lenkiam į kitą pusę, toks švelnus kaklo palenkimas. Sukam galvą. Ratuku, dabar ratuką nedarykit labai didelio ratuko, taip. Akcentuojam nedidelį ratuką ir mes visada galva viršugalvių tempiamės aukštyn. Ir į kitą pusę. Ir sugrįžtam atgal. Stuburo šoninį lenkimą dabar padarysim, nugaros raumenims tempti ir stuburui išjudinti šonų. Atsistojame taip vėlgi kojos pečių plotyje ir ranką atremkite vieną į sieną, patogioj padėty, laikykite ją sulenktą, va taip va. Įsivaizduokite, kad čia siena. Ir dabar mes su iškvėpimu ranką keliam į viršų, judam link sienos ir su kita ranka stumėmės ir palenkiam stuburą šonu. Ir grįžtam atgal. Važiuojam. Ranka, ant sienos abi rankas padedam, šiek tiek pasistumkit nuo sienos ir grįžkit atgal. Taip, jeigu nugara labai įsiveržus kieta, sulenkit kelius, stuburgalį truputį pabrukite į apačią, prilaikykite šiek tiek pilvuką, nepersistengkit ir judėkite keis švelniais judesiais. Ir dabar pasiliekam ranką prie sienos, pabūkime šitaip. Ir papulsuokim, klubais judėkite nuo sienos. Va, taip, maždaug būtų pratimas atrodytų taip. Va, rankos į sieną įremtos, kaklas ramus ir mes stengiamės stuburą paduoti tolyn nuo sienos, išlenkti jį ir ypač ties pažastim, va šitas rytis, kad atsirastų geras paslankumas stuburo, kad prasitemptų nugaros raumenis, taip, kad atsirastų pečiuose judėjimo laisvė. Pakeičiam kitą pusę. Pasiruoškit. Taip, viena ranka. Taip, pečių plotyje kojos. Taip, parinkite gerą atstumą nuo sienos, kad būtų patogu daryti pratimą. Ir pradedam. Ir vienas. Ir du. Tęskit, aš rodau į kamerą priekiu. 3, taip, stumėmės nuo sienos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir pasiliekam dabar prie sienos, laikykitės prie sienos įsirėmę ir judinkite dubenį. Vieną mentį į viršų kelkit, kitą spauskit žemyn, kad stuburas lenktųsi šonu. Ir pasilikit. 4, 3, pabūkite tempime, 2 ir grįžkite atgal. Atsipalaiduokite. Atpalaiduokite kūną nuo įtampos. Pasilenkime į apačią, sulenkę kojas. Ir grįžtam atgal. Super. Ir dabar dar padarysime keletą stiprinančių pratimų nugarą, pečių lanko raumenis, sėdėdami ant kėdės. Kojas laikykite pražergtas. Nugarytė tiesi, nuleiskite kojų pirštus ant žemės, kad būtų stabilumas, šiek tiek aktyvumo pilvo raumenyse, geras kvėpavimas diafragminis. Paruoškite rankas, dabar suspauskite kumščius. Rankas galite laikyti šonuose, jeigu pečius skauda, šiek tiek jas paduokite į priekį liemens atžvilgių ir keliame rankas į viršų. Ir žemyn, suspaudę kumščius. Tęskit.
Taip, dabar su sėdmenim stumkite kėdę. Įsivaizduokite, jūs sėdite ant baliono ir norit jį susprogdinti sėdmenimis. Tai va toks jausmas turėtų būti. Turėtumėt pajausti, kaip papildomai įsijungia aplink juosmenį daugiau raumenų. Va taip ir tęsiam. Kas pavargot, pailsėkit, kas galit, tęskit. Galima pasimti svarmenis į rankas 1-2 kilogramų, taip ir daryti pratimą, kas jau esate stipresni ar norite daugiau krūvio. Va, ir atsipalaiduokit. Pasukit pečius ratukais. Gerai, ir kitas pratimas, pakelkime rankas, sulenktas stačiu kampu. Ir sukime, verskime taip dilbius atgal, sukime žastą išorėn, su iškvėpimu, kumščius padarę. Tęskit. 10, 9, jeigu sunku, galima vieną ranką daryti. Padaro 10 pakartojimų vieną ranką, 10 pakartojimų kitą ranką. Va, taip. Ir sustojam, laikomės. Ir atsipalaiduojam, pasukam pečius ratukais. Labai gerai. Ir dabar delnas į delną. Ir padarom 10 stiprių delno suspaudimų sėdint. Pasiruošiam. Ir 1. Atleidžiam. 2. Stipriai spaudžiam. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Atsipalaiduojam, pasukam pečius ratukais. Dabar pratempkime raumenis pabaigai, vieną ranką sulenkiam, kitą ranką va taip iš apačios ir bandom pasiekti nykštį. Jeigu nepasiekėt nieko tokio baisaus, sukryžiuotos rankos, rodau šiek tiek šonų. Dabar mes stumiam ranką į ranką, smakrą palenkiam, nugarą paduodam atgal, suriečiam pilvą ir pabūkime tempime. Tempimo jausmas turi jaustis ties mentimis, ties sprandų, virš pečių raumenis turi jaustis tempintis kaklas. Jeigu negalit užkryžiuoti rankų, jūs galite tiesiog laikyti va taip rankas suglaudę, stumt delną į delną ir tą patį pratimą daryti. Ir dabar kitą ranką kryžiuojam taip iš apačios už nykščio, nepasiekėt šitaip laikykit. Jeigu visai negalit rankų sukryžiuoti, laikykit šitaip ir spauskit rankas. Ir smakrą palenkiam, susiriečiam, spaudžiam ranką į ranką, plečiam rankas pečius į šalis, kol gerai jausis tempimas. Pabūkime. 4, 3, 2 ir sugrįžtam atgal. Šaunuoliai. Tikiuosi, kad treniruotė jums neprailgo. Šiandieną bus viskas. Gražaus vakaro belinkėdamas su jumis atsisveikinu. Lauksiu jūsų kitą antradienį 16:30. Iki.